Sveiki, vėl aš ir vėl apie knygų apžvalgas. Šiandien kalbėsim, geras sunormalėjom, šiandien kalbėsim apie knygą pavadinimu Homo Deus. Homo Deus ir knyga sekanti po Sapiens. Gal kas nors esat perskaitę knygą Sapiens, aš bent jau jas perskaitinau, kai buvau kariuomenė. Ir Homo Deus knyga yra labiau apie ateitį, kaip mes vystomės, kaip mes vystysimės, kaip mes dar mokslinius išradimus tokius atrasiam. O Homo Sapiens buvo labiau apie mūsų praeitį, kaip visą tą civilizaciją, kaip mes patys išsivystėm iki šių dainų, o Homo Deus ir būtent į ateitį, kaip mes vystomės, vystysimės toliau. Ten ir labai įdomu. Tai pasidalins kokių tokių įdomesnių dalykų, tai apie nemirtingom. Čia labai skomb, grandioziška, nemirtingoms. Tuo knygo kalb, kad, sakykime, 2100-asias, 2200-asias, sakykime, čia po 100-200 metų, žmonės jau gal pasiekti nemirtingom. Tai esat gal girdėję, kad ir kalbėjai daug kas, kad mes galim nemirti. Mirtis ir tiesiog dėl to, nes mes išsidievom, ką pasakyti, mes susidievom mane ir mes tiesiog numirštam. Bet mokslas, medicina eina į priekį ir gal padaryti taip, kad tiesiog kažką atkurtų mūsų kūno audinius, ląsteles. Žodžiu, aš ne daktaras, bet suprantat, visko atkurtum. Ir mes pastoviai atsinaujintumėm, sakykime, dūnis iškrent, kažką atsiauginam dūntis, ten susidėjau koks organs, užauginam tų organų, nežinau, kaip čia reikėtų su imunitetu, su visas tas kitas dalykas, bet žodžiu, ir to knygų netgi tokį pamastymą, kad mes po 100-200 metų galim pasiekti nemirtingumą. Pats autorius to knygų rašo, kad mes praktiškai nebemirtumėm nuo paprastos mirties, mes galėtume mirti tik tas kokiem nors nelaimingam atsitiktinumui ir taip toliau. Ir iš tikrųjų sudomė tokį retorinį klausimą, nuoplamą tai klausimą, paklaus, sako, ar jūs norėtumėte iš tikrųjų gyventi amžiną? Koks, ta prasme, būtų mūsų mąstymas, kad mes žinom, kad mes galim gyventi amžiną? Sako, ar nebūtų taip, kad tu bijotum išeiti į gatvę, kad tai nenutrenktų mašiną, nes tu žinai, kad jei tu nežūsi, tai tu gali gyventi amžiną. Tai iš tikrųjų toks irgi pamąstymas, ar tu norėtum gyventi amžiną, kad žinotum, kad, pavyzdžiui, gali negyventi iki 1000 metų, bet tu gali žūti. Ir, kaip iš viso tos smegenis veiktom, ten irgi buvo kits klausimas, kad tu žinotum, kad tu gali gyventi, sakykime, kokius 300 metų, virš to. Kada tu vakų norėtum turėti, sakykime, ar tu tikra, tad norėtum vakus pradėti kokiu 30 metų, ar iš vis tu pradėjai vakus 30 metų, po 100 metų, tau, sakykime, vakai jau bus užaugę ir kaip tu atsiminsi tu savo vakus, kad tu ant saugina, nes, tu tai ilgą gyvenis, nebebus taip, kad tu 80 metų ir numirė. Arba kaip su santuokom bus irgi, greičiausiai, nebebus ten, kad susitokė ir vis gyvenimą nugyvena. Greičiausiai gal bus daug santuokų. Paskiau irgi įdomiai pasako apie tą patį, sakykime, gimdymą, kad gal to gimdymą gal ir nebebus, bus paprasčiausiai, kad viskas ir dirbtinis apvaisiniams ir tus vakus tiesiog išaugins tokius kaip inkubatorius, gal, sakykime, įvardinkim taip, kad, sakykime, gal netgi ir genus pakeisti jau iškart, atrinkti, numatyti, sakykime, jei tavo, sakykime, tas vaks. Gal padaryti kai 10 mėginukų, ir matyti, kad iš tų 10 mėginukų ir tik tas vienas mėginukas, katras, sakykime, netur polinkiausi kokią depresiją, ar taip kokias ligas, kažkokius genus tor geresnius, tai iš tų 10 mėginukų gal parinktum tik tas tų veiną, katras pats sveikiausias, ten kel labai daug tokių etikos klausimų, moralės klausimų, kaip taip gal daryti, ar tu galėtum, sakykime, kokius 9, tus mėginukus tiesiog išmesti, neleisti jums toliau vystytis, bet išsirinkti tik tas veiną. Iš tikrųjų, žiauriai įdomi knyga, dabar labai supratau, kad man labai patinka toks futuristinis knygas, toks mokslu paremtas, tokį pamąstymą, bet to pačiu yra nei moksliška,
kažkiek argumentuoti, paremti, kas ką toliau gal vystytis, tos patys mašinas. Nu jau su mašinom čia biškrėliaus kom, kad, sakykime, bus tos savivaldantis mašinas, kad, nu ne savivaldantis mašinas, bet, nu paprasčiausiai, kada ne tave atveši darbo mašiną ir tu to mašiną gali paleisti ir ant kaip Uberis vežios kitus žmonės ir ant tavo uždarbs pinigus, bet čia jau iš tikrųjų tas ir gana artėj, tas jau gal netgi mūsų kitam dešimtmetį būt gana platė daroma. Kas dar įdomesnį, tai irgi tokių labai irgi ir daug tokių pamastyti, kodėl mes mėgstam dalykus, kaip mėgstam, kodėl mums patinktas, pavyzdžiui, irgi buvo istorija, kodėl žmonės mėgsta prie savo namų turėti vėjelį, ne paprastą žuolį, sakykime. Nu, kodėl ir nams, ir, sakykime, vėjelį. Kam to reikia? Nu, tai irgi pasakoju, kad čia ir istoriška iš kažkokių prancūzijais, tokių labai bagotų žmonių pareistus, kad būdavo seniau vos ne kaip pilis ir aplink tas pilis būdavo labai daug žulies, kad būdavo nenaudojama kažkokiam pasėlių auginimui ar daržovių auginimui. Nu, visiškai nenaudojama, buvo tiesiog pjaunama žuliai ir parodyti, kad va, mes esam labai turtingi ir mes galim švaistyti, sakykime, tokį derlingą, naudingą žemę tiesiog dėl grožios. Tai ir paprastas klausimas, kodėl visur paplėti, kad va, nu ne visur, daug šalių ir paplėti, kad va turėti savo vėjelį, nu kaip ir Lietuva, ne, visi ten su to savo vėjelį, pjaunto vėjelį. O iš tikrųjų pagalvojus praktiškai, ką man mums reikia? Pavyzdžiui, man tėva irgi turi didelį vėjelį ir aš taip galvoju, kiek mes laik praleidom, kol pjaunam? Nu, ta prasme, kam? Jokios naudos. 3-4 valandas kartas reikia pjauti vien tik tas sodybą, nu kam? Aišku, gražiai ir taip toliau, bet praktiškai tu galėtum, manau, bulvėm užsėdi. Aišku, nu neužsėdi savo kėjim gal bulvėm, bet tai va čia ir toks va, irgi autorius daug suprast, kad mūsų tam tikrai įsitikinimą ir parėję iš kažkokios praeities, kur mes pats net nežinom, dėl ko mes patink, kodėl mes norim tuo, ką mums to reikia ir tam tikros tradicijas, katros, nu, ir iš tikrųjų atgyvenos, nu, įdomi knyga, tikrai įdomi, labai daug tokių pamastymų iš tikrųjų ir mes dar daug ko neįsivaizduojam, bet įsivaizduokit, ne, kad, sakykime, savo prosenelį, prieš 100 metų neprikeltum ir įjungtum manam internetą, įjungtum manam mašiną. Nu, sunkiai suvokti tenam būtom, o mes dar labai sunkiai suvokam, kas bus ateity, nes, nu, mums irgi pasakau, kad tikra mes galų gale turėtumėm versti į tokius kaip pusiau mašinas, pusiau dar žmonės, kad turėm integruoti savį tų dirbtinį intelektą, tus čipus ir taip toliau, nes nu, mes kitaip negalėsim judėti prieki, nes tas AI, tas General Intelligence, katrų ateitį turėtų sukurti, išrasti, ištobulinti. Un bus toks stiprus, kad mums tiesiog reiks integruoti anų į save arba save į anų. Nu, ta prasme, mes turėsim būti tokiai, kaip dabar, ne, kai vis naudojam telefonus, mes tiesiog gausim, va, gal kokį čipą įsidėti, kaip Elonas Muskas, kažko tokį panašaus. Ir iš tikrųjų įdomi laiką ateina. Ir net nežinau, iš tikrųjų, kaip tai ateis bus, nes Ana labai, kol toliau jau labiau greitie. Iš tikrųjų, tokių knygų paskaita, paklausa, dar labiau susimasta, kad crazy čia ir gyvenims. Tai va, vien iš man įdomiausių knygų, katrų perklausiau, rekomenduoju. Bet prieš tai patarčiau dar perskaityti Sapiens, Homo Sapiens knygą ir tada Homo Deus. Labai įdomus. Tai va, iki.